Sveiki atvykę jau į 6 pamokėlę. Šiandieną iš tikrųjų pirmą kartą sukursime savo tokį rimtesnį projektą, kuris vadinsis Gallery Page. Mano ekrane matote daug katinėlių, kurie yra nespalvotų nuotraukų tiesiog formate. Ir kai užeinam ant jų, nuotraukos tampa spalvotomis, o šalia esantis rožiniam fone esantis tekstas padidėja, ar ne? Ir paskui, jeigu nueinam vėl grįžti į savo poziciją buvusią. Tikriausiai kai kurie jau atsimenat, jog praeitą kartą mokinomės, kaip naudotis hover ir transition animacijomis, tai būtent čia jos ir yra naudojamos, kuomet pasikeičia gražiai fono spalva ir taip pat padidėja matomas tekstas. Kad pradėtume kurti šitą projektą, eikime kaip visą laiką į IT iššūkis aplankalą ir jame susikurkime naują folderį, kurį pavadinkime Gallery Page. Tada atsidarykime Visual Studio Code, nuvilkime į dešinę, pasirinkime savo projektą, kad būtų naršyklė tiksliau kairėje. Naršyklę nuleiskime, įsimeskime Gallery Page į Visual Studio Code. Gerai, tai get started, išjungiam, kurkime indeksą, index.html, užpildykime struktūrą su HTML5 ir tada tarp title tagų parašykime Gallery Page. Išsaugokime, sulinkinkime su style.css ir tada galime susikurti style.css failą ir pačioje pradžioje nusiresetinti stilių, kurio dar mes ten daug ką nedarėm, bet bodis jau turi savo marginus, tai gali margins ir padding nusiresetinti. Ir pridėti taip pat kokį body background black, kaip matome. Nusiresetinam visiems elementą marginus ir paddingus ir prie body pridėkim background black. Ir tada grįžtam indeksą, spaudžiam ant rapelės ir pasileiskime live serverį. Ir atsidarysiu live serveris, aš įsikelsiu iš kito lango. Taip, ir kaip pavyzdį turėsiu šalia, turėčiau ką atsiremti, nereikėtų viską mintinai daryti. Tai dabar matome, pati struktūra pilno pločio bus tokia, vėliau sutvarkysime pristaikymą, kad būtų, bet viskas taip atrodytų ir jeigu norėsim, dar galėsim labiau susiaurinti ir bus po vieną nuotrauką stulpelyje. Pačioje pradžioje mums reikia prisidėti nuotrauką. Eikime į savo indeksą ir kurkime konteinerį, div su klase container, skliausiu Explorerį, kad būtų daugiau vietos, kur rašyti kodai. Atsimenam, kad jeigu norim, kad gražiai viskas lygiuotų ir tilptų mūsų puslapyje, viršui spaudžiam View ir WordWrap varnelę uždedam. Jeigu kažko nespėsit, nepergyvenkit, kaip ir visada bus Final Project failas apačioje po mūsų video. Gerai, tai div su klase container viduje, kurkime kortelę div.card ir bus divas su klase card ir tada pridėkime nuotrauką. Nuotrauką susiraskime iš Unsplash puslapio, ieškokime kačių, cat. Taip ir neskubėkime bet kokios nuotraukos pasirinkti. Viršuje matysime, kad yra pasirinkimai. Mes galime nustatyti, kokias nuotraukas matysime. Tai yra landscape, portrait arba square. Tai mums reikės portreto tipo nuotraukų, apply. Ir tada visos nuotraukos, kurias išmes, bus vertikalios įskyrus mokomas. Matot ant splash lipdukais. Tai va, tai tų mokomų nereikia. Pasirinkite savo patinkančias nuotraukas, antras pelės, copy image address ir įdėkite tarp source kabučių. Kol kas mums užteks vienos nuotraukos. Pirmiausia, visą laiką geriausia susitvarkyti su viena dalimi šitą, o paskui eiti prie visų kitų nuotraukų, o neskubėti iškart visko daryti vienu metu. Taip, tai dabar susikūrėme konteinerį, kuriame bus mūsų visos nuotraukos, kortelė ir nuotrauka. Galime čia pridėti cat1 ir dar prirašyti paragrafą su plotting cat, ar ne? Plotting cat. Gerai? Ir dabar teksto nesimato, nes mūsų tekstas yra juodas ir mūsų fonas yra juodas. Tai kad matytųsi, galime prie background'o pridėti color white ir tada turėtumėt pamatyti. Dabar, kad būtų mūsų šriftas gražesnis, mes galime naudoti šriftą Font Family Sans Serif. Jis panašus labai į Arial ir į kitus tos safe fontus. Jeigu norėtume dar gražesnio, galėtumėt, kaip ir anksčiau žiūrėjom, eiti į Google Fonts ir prisidėti savo kažkokį custom šriftą. Bet dabar taip nedarysim. Mums svarbiausia yra, kuo panašiau atkartoti čia, o čia ir naudojamas yra Sans Serif. Taip, tai dabar, kad mūsų visa nuotraukytė prisiderintų prie ekrano dydžio ir turėtų savo plotį ir aukštį ir panašiai, mes pridėsim card, duosim plotį, tarkim, 18% ir aukštį. Naudosim ne procentus, bet panašiai kaip view width yra matomo lango plotis, tai view height yra matomo ploto aukštis naršyklės. Tai naudosim view height 75 view height. Gerai? Ir dabar, jeigu mes savo
keisim dydį, kol kas matysim, niekas neprisiderina. Taip yra todėl, kad mūsų konteineris, jisai tiesiog niekada nesikeičia ir ta nuotrauka, kadangi plotis jos derinasi prie konteinerio pločio, automatiškai niekas pas mumis nesimato tų pakeitimų. Jeigu mes prie konteinerio pridėsime plotį 100% ir čia padarysim, tarkim, kokį 50 ar ne, vis tiek nieks nesikeis. Todėl, kad mūsų kortelė yra nepagrindinis elementas, kuris nuotraukai nustato plotį, o yra įdėta nuotraukos elementas į vidų. Dėl to, kai mes keičiam plotį ir aukštį, turime dar pridėti card image. Bet vietoj to, kad kiekvienai nuotraukai atskirai mes nustatykime visai kortelį, kaip ir padarėme. Tiesiog patikslinkime, kad kortelėje esanti nuotrauka prisitaikytų 100% prie esamos kortelės aukščio ir pločio. Na ir rezultatas bus panašus, bet šiuo atveju ir pati nuotrauka, ir kortelė turės tą patį aukštį ir plotį. Pasižiūrėkim, inspektinsiu kortelę, va matot kortelę ir nuotrauką. Jos tiek pat užima, tik tais kortelė dar turi maržiną dešiniai, kadangi yra blokinio tipo ir užima visą plotį. Gerai, ir dabar, kad nuotrauka gražiai išsikirptų, naudokime Object Fit, Cover ir gražiai išsikirps. Kas toliau? Čia mes turime, jeigu atitrauksiu vaizdą, nuotraukas pasvirusias. Tai kad pas mumis būtų pasvirusi nuotrauka, mes prie konteinerio, šiaip šito 100% mums net nereikia, automatiškai yra 100%, mes galime pridėti Transform ir vietoj Rotate, kurį galėtume, aišku, irgi naudoti, ten kokie duoti 12 laipsnių ir pasvirtų ar ne, mes geriau naudokime 2D pakreipimo parametrą Skew. Taip ir duokime čia 5 laipsnių. Ir atrodys viskas panašiai, bet Skew, jisai, kadangi yra būtent 2D erdvėj, formuojamas, mums daug gražiau atrodys negu tiesiog Rotate. 5 laipsniai šiuo atveju į kitą pusę. Ar ne, nes matome net poziciją tada keičiasi, o Skew pozicijos nekeičia. Bet vis tiek negražu, kai užlenda už krašto, tai kad būtų atsitraukę, mes pridėkime prie konteinerio dar tarpus aplinkui, margin 20 pikselių. Ir kad viskas gražiai lygiuotų, mes galime duoti savo visam body irgi tam tikrus tarpus pridėti, tai tiesiog šitoj vietoj duoti margin arba padding irgi dar, kad tikrai atsitrauktų. Na ir tada, kai jau matome, kad viskas gražiai išlenda, turime pasvirusią nuotrauką, super, mums tai reikia dabar pakeisti, kad nuotrauka būtų pilka, nespalvota ir kad tas plotting cat būtų kairėje taip, kaip čia mes matome. Pirmiausia, gal nuotrauką padarysiu nespalvotą, tai kad nuotrauka būtų nespalvota, mes naudosime filtrą. Tų filtrų yra įvairiausių, pavyzdžiui, CSS filter, pažiūrėtume per Mozilla ir matytume, ar ne, yra bluras, pavyzdžiui, kontrastą galime keisti grayscale, tai va pilkumas, jeigu čia iki 100 padarysim, tai bus visiškai pilka, jeigu 50 dalinai, tada hue rotation, tai keičiasi spalvos, kaip mes, iš kiekvieno kampo, ar ne, kaip apsišviečia, ir tada yra su šešėliu ir mes čia visą šitą galėtume tiesiog pridėti prie, kiekvieną iš jų galėtume pridėti prie nuotraukos ir matytume, kaip atrodo. Čia labiau kaip ir siaubo filmo, dabar mūsų katinas vis atrodo. Nenaudokim šito, naudokim grayscale ir 100%. Na ir matom, nuotrauka nespalvota. Dabar, kad nuotrauka vėl taptų spalvota, užėjus su pelite, mums tai reikia pridėti pseudo klasę prie nuotraukos. Bet galim ir, kai užeinam ant pačios kortelės, card hover ir keisim nuotrauką joje esančią. Filter, grayscale ir tiesiog 0. Ir matysim, kad nuotrauka tampa spalvota, kad būtų perėjimas, naudosim transitioną, 0,3 sekundės ir bus išryškėjimas toks. Kad būtų šiek tiek gražiau, galime dar pridėti cursor pointer. Tada bus rankutė. Ir norėdami turėti tekstą kairėje, mums reikės nustatyti relatyvią poziciją pačios nuotraukos, o tekstui kaip absoliučią poziciją, jog ant viršaus uždėtume. Čia, kur kortelė, mes pridėkime position relative, o tekstui apačioje esančiam card paragrafui duokim position absolute. Ir tada atrodys, kad nieks nesikeičia, bet mes galėsime daryti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, top 0 ir tada matysim, kad plotting cat atsiranda viršuje. Bet aišku, mes norim ne viršuje, o apačioje, kad būtų. Ir ne ties apačia, o kaip matome čia, kairėje. Tai bottom, todėl turėsim left, kairėje. Ir pasuksim transform, rotate per -90 laipsnių. Ir pasisuks mūsų tekstas.
Kad jisai būtų gražiai šitoj vietoj, pradžioj dar pridėsiu foną, kokį hot pink pavyzdžiui. Kas norit, galit savo spalvą pridėti, nieko čia nekeis. Duokim dar tarpo, paddingo tarp teksto ir ribų. Ir kad gražiai šitoj vietoj būtų, dar pridėkime galim po transform origin 0, 0. Tas transform origin tiesiog padaro, kad būtų prie pat šitos vietos, o ne kažkur apačioj. Turim kaip su etikete, ar ne? Dabar matome, kad mūsų kai užeinam ant nuotraukų kačių, padidėja ne tik pasikeičia nuotraukos spalva, bet taip pat ir padidėja tekstas. Tai kad tekstas padidėtų, mes taip pat galime pridėti card hover, paragrafą ir tada duoti tiesiog font size ir padidinti font size. Nu, tai tarkim 3 kartus, pažiūrėkim, kaip atrodys, matysim, koks didžiulis. Kad būtų animacija, čia reikės transitiono vėl. Galime gal 1 sekundę, kad šiek tiek būtų ilgesnis perėjimas. Aha. Ir tikrai dydis per didelis. Gerai. Ir tada matom, kad čia viskas gražiai lygiuoja. Padidėja ne taip daug, tai dar aš iki 1,5 gal. Ir taip pat pasikeičia fono spalva. Tokia peršvenčiama ir tamsi tampa. Tai galime tiesiog čia ir duoti ir fono spalvą. Background black. Aha. Ir užėję ant kvadratėlio sumažinti ryškumą. Mačia šone. Taip ir tada matysim taps peršviečiama. Bet prieš tai čia užkomentavau, kol keisime foną, matot, kad yra, kai padidėja tie tarpai mažoki. Tai kad tarpai irgi padidėtų, galim pridėti padding 10 pikselių, kuomet užeinam, ar ne? Bet tada matom, kad tekstas, jisai būna kaip, negražiai išsikraipo. Tai kad neišsikraipytų, pridėkime dar prie card paragrafo tekstą line center, kad lygiuotų viduryje ir kad nepersikartų į kitą eilutę, pridėkime word, tiksliau white space ir no wrap. Ir tada neperkelinės teksto į kitą eilutę. Va, gerai, ir aišku, gražinu, atkomentuoju ctrl pasvirasis brūkšnys savo paragrafo foną. Gerai, galbūt galim šiek tiek pagreitinti, kad būtų labiau interaktyvu. Gerai, turime pasidarę vieną nuotrauką. Dabar mums reikia pasitauginti ir pasikeisti nuotraukų tiesiog adresus. Tai čia, kur yra div su klase card, pasižymėkite, spauskite Alt-Shift ir į apačią ir pasidauginkite vienas, iš viso turėtų 5 kortelės būti. Bet matysim, kad tos 5 kortelės, kurios mes pasidauginam, jos tiesiog eina į apačią, o turėtų būti viena šalia kitos. Tai kad jos būtų viena šalia kitos, mes naudosime tokį vadinamą flexboxą. Pažiūrėkime, Flexbox yra viena iš geriausių dokumentacijų, kur apie Flexbox aiškina. Taip ir matysim čia, kas tas Flexboxas. Tai Flexboxas yra kaip dėžė, kurioje yra elementų ir būtent mes nusakom toje dėžėje esančių elementų savybės, stilizuodami pačią dėžę. Panašiai kaip jūs, kokį lagaminą, kai turite ar ne, tai nusprendžiat, ką vešitės ne pagal tai, kiek turi daiktų namuose, o pagal tai, kokį lagaminą dydį turite. Tai va, tai panašiai ir čia. Kokį mes turime konteinerį ir kaip jį stilizuojame, taip elementai pristaiko jo viduje. Ir tada mes galime nurodyti kryptis į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią, padaryti, kad persikeltų, kai nebetelpa į kitą eilutę, padaryti, kad lygiuotų centre, dešiniai, kairiai, būtų tarpai tarp jų ir panašiai. Taip pat galime lygiuoti ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliais. Matot, pradžioj, pabaigoj, centre, ištempti net ir panašiai. Gerai, tai vienas iš geriausių mokymuisi įrankių yra Flexbox Froggy puslapis, kur net yra viskas išversta į lietuvių kalbą. Taip ir čia pačioj pradžioj, padidinsiu, kad geriau matytumėt. Paaiškinta, ar ne? Sveiki atvykę į Flexbox Froggy žaidimą, kuriame rašydami CSS kodą pagelbėsite varlytei ir jos draugams. Iš esmės, reikia šitai varlytei padėti atsirasti saugiai ant šito lapo. Tai mums sako, naudok justify content ir tada flex start lygiuos ar ne kairėje, flex end dešinėje, center viduryje ir panašiai. Gerai, tai justify content, center centre, o flex end bus pabaigoje. Gerai, sekantis, dabar vėl justify content, flex start, end ir nesvarbu, kad jau dvi varlytės, joms abiejoms pristaikys tas pats stilius. Justify content, pavyzdžiui, galėtų būti flex end pabaigoje, flex start pradžioje ir centre. Bet taip pat galėtų būti ir space between, kraštuose, ir space around, kad būtų aplink varlytės tiek pat tarpų, kiek nori. Gerai, tai čia aišku atsakymas yra justify content,
centre. Tai tikrai rekomenduoju po pamokos tiesiog pabandyti išspręsti visus šitos 24 lygius ir tikrai jums taps aiškesnis Flexboxas, nes šiaip jis nėra taip lengvai įkandamas, bet jis yra tikrai labai plačiai naudojamas, kai išmoksti jį valdai, nieko kito nebenori iš tikrųjų, nes jo, tai yra tikrai labai galingas įrankis. Grįžtam prie savo projekto, viskas yra vienoje stulpelėje, bet mes esame pridėję viską į div su klase konteinerį, visus savo korteles, kurias galėtume va taip susiskliausti tiesiog gražiai. Aš tiesiog spaudžiu šalia Open tago kaičiuką ir susiskliaučiau. Dar kol kas nekeičiau nuotraukų, nieko, tik struktūrą kuriu. Tai Style CSS, paeikime viršų, kur konteinerį ir pridėkime Display Flex. Ir automatiškai visi katinai, ar ne, tokie mėly, žiūrės į mus ir bus vienas šalia kito. Kad atsirastų tarpai tarp jų, galime duoti gap. Čia vėl vienas iš Flexboxo parametrų ir bus jie vienas šalia kito. Ir puikiai animuojas. Ir tada, jeigu mes išplėsim, plėsis, jeigu sutrauksim, trauksis. Labai gražiai. Vien dėl to, kad mes esam width 18% nurodę ir dėl to, kad yra mūsų Flexbox viduje visos nuotraukos. Jos prisitaiko automatiškai, užima po tiek pat pločio. Tai net realiai mums nereikia to pločio čia nurodyti, tuo tarpu nurodėm aukštį nebereikia, matom. Tai va, tai dabar mums tai reikia pakeisti nuotraukas. Mes turime čia skirtingas nuotraukas ir pavadinimus. Angry Cat, Curious Cat, Howling Cat ir Sleepy Cat. Nu tai eikime vėl į Unsplash, susiraskime nuotrauką, copy image address ir pradėdami nuo antros kortelės pasikeiskime, atsinaudinkime į nuotraukas. Kai atnaujinat, galite susiskliausti vėl. Pradžiai aš atsinaujinsiu nuotraukas, o paskui sutvarkysiu, kad būtų pavadinimai. Taip, pažiūrėkime, gal praleidau kažką, tai matysiu. Gerai, turim skirtingas nuotraukas ir tada pavadinimus. Pradedant nuo paskutinės, Plotting Cat ar ne, yra Sleepy Cat, iš tikrųjų, čia yra Howling, tada yra Curious ir Angry. Ja, geriau piktos katės nesutikti. Tai dabar atsinaujina mūsų pavadinimai, bet pločiai, matot, yra skirtingi. O taip yra todėl, kad nors Flexboxas ir priderina mūsų nuotraukas prie to konteinerio pločio, kuris remiasi į visą puslapio plotį, tačiau norint, kad būtų visos nuotraukos vienodo pločio, mums vis tiek reikėtų nurodyti prie kortelės plotį arba prie nuotraukų. Grąžinkim width 18%. Tai atnaujiname savo visos pavadinimus, nuotraukas, pridėjom plotį ir dabar sutvarkykime, kad būtų mūsų animacija, kuri ne tik tais fono spalvą keičia, bet ir praplečia plotį kortelę. Tai čia, kur yra kortelė, galim iškart pridėti transition 0,3 sekundės, duokim hover funkciją ir plotį nurodykime, kokį norime padidinti, ar ne? Tai galėtume daryti po 30% ir visai neblogai atrodytų. Gerai, matom, kaip viskas gražiai animuojasi. Dabar norint sutvarkyti prisitaikymą, kaip čia mes turim, ar ne, prisitaikymą kortelių, mums reikės naudoti tokį media parametrą. Na, aš jau turiu pasiruošęs keletą pavyzdžių ir jums parodysiu. Taip, tai jeigu išplėsiu, matysim, kad sidebaras yra kairėje, jeigu susiaurinsiu, sidebaras atsiras viršuje. Taip yra todėl, kad per CSS yra pridėtas toks įrankis media, kur iki max 600 pikselių yra vienas stilius, o po to kitas. Tai tas 600 pikselių ir padaro, kad būtų jie vienas po kito, o paskui jau vienas šalia kito. Dar vienas pavyzdys. Yra jau rimtesnis puslapis, galerija, panašiai į mūsų, tik tai nuotraukos yra viena šalia kitos. Kai paspaudžiam ant nuotraukos, jau čia sutvarkyta su JavaScriptu, kad galima būtų jas keisti. Spaudinėjant, ar ne? Pirmin, atgal ir panašiai. Ir išjungti. Tai va, šitos nuotraukos yra desktop formate, bet jeigu spausiu tablet, vaizdas, tai atsinaujins. Ok, pabandykim tada tiesiog inspektinti ir matysim, kaip susiaurėja. Pradžiai 3, 2 ir paskui galiausiai po vieną nuotrauką. Visas navigacija, visas funkcionalumas paspaudus ant nuotraukos veikia. Tik tais keičiasi stulpelių skaičius. Gerai, tai taip atrodo prisitaikymas. Prisitaikymas jisai tapo ypač aktualus, kuomet atsirado išmanieji įrenginiai. Matom, pradžiai naršyklės naudodavo tik tai žmonės per kompiuterius savo personalinius. Nuo 2009 metų čia informacija yra. Ir tada vėliau einant link
link 2015, kuomet 16 susilygino. Tai susilygino dėl to, kad atsiradę iPhone'ai tiesiog pakeitė visą industriją, žmonės pradėjo naršyti daugiau per telefonus. O anksčiau būdavo taip, kad per tos telefonus nelabai ten, kai nedidelis ekranas, kas ten naršys vėlios. Tai dėl to matom, kad šiandieną vienodai iš esmės žmonės pasaulyje naršo per kompiuterius, per kompiuterius ir per telefonus, kaip ir jūs tikriausiai. Mažiau naršo per tablet ir beveik niekas nenaršo per konsolę, tai per Xbox'ą, pavyzdžiui, ar PlayStation'us. Todėl mums planšetiniai ir konsolės nelabai domina, bet labai svarbu yra, kad mūsų svetainės gražiai atrodytų ne tik per desktop, bet ir per mobile įrenginius. Grįžtam prie savo projekto ir sutvarkykim mūsų prisitaikymą. Tai apačioj paskrolinus į mūsų style CSS, priskirkim mediją su ribotu pločiu, max width, tarkim 1000 pikselių. Ir nurodykime konteineriui flex wrap. Tas wrap padarys, kad kai nebetelpa, kortelės jos lys po apačią. Bet mes daugiau kontrolės čia pasimsim. Ne tik leisim savaime joms eiti, lysti po apačią po vienai arba tik vienai, o pasakysim, kad mūsų kortelės plotis bus nuo iki 1000 pikselių 40% visą laiką. Ir tada iš karto į dvi sekcijas skils mūsų visos nuotraukos ir tada dar galima nuo konteinerio nuimti transform none, kad nebūtų pasisukę tos Q. Taip, dabar animacija šiuo atveju nelabai gražiai atrodo, tai reikėtų ją irgi nuimti arba padaryti, kad jinai dar didesnė būtų. Tai card hover, width ir tarkim kokie 50%. Žiūrėkim, kaip atrodys. Bet man nelabai patinka, kad jos visos atsitraukia nuo kairės į dešinį. Tuo tarpu šitam pavyzdėje jos išsiplečia, mato, taip gražiai. Tai kad ir pas mane išsiplėstų, aš prie konteinerio dar pridėsiu viršuje galbūt Justify Content Center, kad viskas lygiotų centre. Ir tada jos taip jau gražiau atrodys. Pažiūrėkime, kaip čia atrodo. Ir tada, kad prie mobiliųjų dar labiau sutraukus, jos visos būtų ne šalia viena kitos, o tarkim matom čia kaip mažėjantis pikseliai, kad nuo kokių 600 pikselių būtų viena po kitos, mes pridėsim dar vieną mediją, max width 600 pikselių ir tada duosim savo kortelėms 100%. Ir tada jos užėjus susitrauks. Kas yra nelabai gerai irgi, nenorėčiau galbūt to susitraukimo, tai prie card hover padarysiu plotį tiesiog 100% ir tiek. Ir vienintelė animacija bus padidėjantis tekstas, pasikeičiantis teksto fonas ir nuotraukos spalva. Tai pasižiūrėkime, ar viskas gražiai veikia, inspektinu. Pažiūrėjom, susiaurėja, ir dar labiau nuo 600, iki 600 tiksliau yra tokia animacija. Gerai, super, viskas gražiai veikia. Sveikinu sukūrus savo pirmąjį projektą, kaip ir minėjau. Jos sprendimas bus po video apačioje, jeigu kažko nespėjote, galėsite pasitikrinti. Ir dalykų, kurių nesupratote, pavyzdžiui, jeigu dar nelabai aišku, kaip medija veikia, vėlgi, primenu, ieškokite YouTube'į, žiūrėkite dokumentacijose, kur viskas būna gana detaliai ir aiškiai išaiškinta. Tai tiek šiam kartui.